Labas rytas. Vėl naujas rytas. Šiandien labai sunku. Na, matau, kad šiandien asmeninio klubo neturėsiu. Judesys yra, žodžiu, labai sunkus rytas. Labai sunku. Skauda viską, motyvacija dingo. Gal jau ir miego trūksta, nežinau, reikės pasižiūrėti miego rezultatus. Kažkas ne taip. Nu ką, nenusiminkim, ženkim į nuostabų sporto pasaulį. Panašu, kad ne man vienam sunki diena. Pažiūrėkit. Viską palikti. Kad šitai be meilės ateit sportuoti. Nežinau, kaip čia pasakyti. Žodžiu, šis rytas tiesiog tragedija kažkokia. Nieko nenoriu, viskas sunku, viskas skauda. Keltis buvo sunku, visur kliuvau, daužiausi po visas duris. Nežinau, šeimyna duos velnių, bet jau taip be meilės šiandien. Taip be meilės, kad net baisu. Nežinau, tikiuosi, kad diena bus geresnė negu tavo rytas. Gerai. Einu toliau kažką atlikti. Kažkiek tai reikia rasti motyvacijos. Ojej. Koks šiltas rytas. Keistai. Sportuoja žmonės, gerai, tik sportuoja. Tikriausiai žmonės dėl tokios
motyvacijos ir savyvietos kaip mano šiandien ir meta viską. Galėčiau mesti. Nežinau, čia jau nebe pirmas kartas buvo. Kitaip nebus ir šitą reikės praeiti. Nu ir ką, kaip ir sakiau, kai nesėkminga diena, nesėkminga. Nuo ryto bus tokie galimai iki vakaro. Jeigu grįžau, jau jeigu nieks nesisekė, grįžau namo, tai būtinai turėjau trinktelt duris, būtinai turėjau šuo pradėti lot, būtinai turėjau sukelt šeimyną. Nu, matyt, taip reikia. Čia išbandymai ar čia kaip čia? Na, bet žodžiu, rytas nesmagu, kiti dar net neatsikėlė, o man jau nesmagus rytas. Įbėrė spogais. Kaip dienos pradžia. Žodžiu, kažkokia anomalija. Nu, matyt, yra tokių rytų, kurie negali tiesiog būti kitokie, kokie jie tik yra. Atsikelt buvo sunku. Viskas skauda. Nueinu sportuoti be meilės. Jau, kad ir sportavime nieko nebuvo fainaus. Nu, atbuvau tą laiką. Tiesiog atkentėjau, bet tokia be visiškos meilės. Tai kaip minėjau, šuniukas užsilojo, pažadino šeimyną. Grįžau, apsivilkau, žodžiu, salone paliktas balkono durys atidarytos naktį buvo vėdinimus, tiesiog karšta. Tai ką, jūs aplink lempą 10 vapsvų, o mūsų vaikas isteriškai bijo vapsvų. Nu, žodžiu, netakoja, kažką reikia padaryti, kad nutraukti šitą ratą, nes jisai panašu, kad toks ir kitu atveju tokia bus diena, o reikia jį kažkaip tai sunaikinti. Tai gerai, bandom važiuoti ir žiūrėti, kas darbe. Galbūt ten kažkas laukia gero. Nes kol kas, tai diena, kurią reikėtų tiesiog nors, vidury savaitės, nėra ko norėti. Tokia diena nei šis, nei tas. Tai nei savaitgalis, nei ne. Nu, nieko, kaip nors išgyvensim. Jokia nuotaika, kelsim vėl arba tikėt. Man reikia nusipirkti dabar šitas vadinamas aušinimo skystis. Aha, bet tau reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų. Sveikata. Kaip, diena nepagerėjo, bet ir nepablogėjo. Kolegos darbė sako, kad yra mašina nubraukta. Kaip ten nubraukta, tiesiog durelėm turbūt trinktelt. Tai kogi ne. Koks rytas tokia diena. Nu, bet vis tiek reikia nusipirkti dažų savaitgalį, va, kad nereikėtų galvoti apie maistą, gėrimus. Bus galima padažyti. Važiuosiu į sodybą. Dėl to bus galima atsisėsti, va, nu, bus užsiėmimas. Gal ir gerai, tik tai tiek, kad nepigu. Ir šiaip, bet vis tiek žmonės bambukai, nu. Tai kam durelės taip atidarinėti? Nu, tai galima, nu...
Gerai. Gera diena bus šiandien. Garantuoju. Gera. Įdomu, va, kaip jam diena. Dirba. Padirbėjo ir išskrydo. Na, jeigu blogą dieną, už tai galima pavalgyti lašišos, ne? Kažkam bus skanu. Tai kaip laikytis dietos čia? Bloga diena tapo dar blogesnė. Taigi ryto nuotykiai tęsiasi toliau. Kaip matėte, darbe atradau įdaužto automobilio durelėse, nežinau, žymė, bet čia tokia smulkmena, kasdienybė. Tai ką, o po to pasirodo darbe buvo vaišių stalas, pyragai, picos, Coca-Colos. Atsilaikiau, sėdėjau su daug melo, nežinot, kaip gyvenime visada turbūt būna, jeigu pasakysi, kad meti rūkyti, tai visi siūlys rūkyti, jeigu pasakysi, kad meti gert, tai visi siūlys gert. Jeigu pasakysi, kad tu dabar, tiesiog sveikiau maitiniesi ir, bent jau pradžioj savęs neskatini valgyti pyragų ar dar kažko, nes tu tiesiog kažką pradedi kitą, tai būtinai tada visi pasiūlys tau pavalgyti ir netgi atneš 2 porcijas, nes kažkas dar nenorėjo ir kaip tik tas, kuris nevalgė pirmos, galimai nori 2. Tai, bet visą to mes atsilaikėm ir sugrįžom namo. Kaip ir pasakau ryte, buvo įdomu, kodėl buvo toks išsekimas, ta prasme visiškas jėgų neturėjimas, galvojau, kad tai yra dėl miego. Pasižiūrėjau, miego rezultatas 81% iš 100. Tai yra geras, vos mažiau miegota negu kad reikia, bet kokiu atveju tai buvo puikus rezultatas, kaip man, aš ta prasme, kiek metų stebiu, vis tas rezultatas tikrai yra geras. Bet panašu, kad atsikėliau per sapnavimo stadiją. Galbūt tas buvo. Bet kokiu atveju jaučiausi tai šūdinai. Bet dabar yra lyg ir geriau. Grįžau po darbo, bandau susidėlioti mintis, ką čia reikėtų dar šiandien nuveikti, ar reikėtų dar šiek tiek žingsnių parinkti ir ką reikės rytoj daryti. Rytoj ketvirtadienis, paskutinė mano šios savaitės bus sporto diena, tai aš labai tikėsiuos, kad jinai praeis ir po to visi per savaitgalį praeis visi raumenų skausmai. Kaip ir visada darydavau, taip ir dabar šeštadienį pasidarysiu tą vadinamą cheat day, kada galima pavalgyti kažko skaniau ir panašiai. Ta prasme, jeigu ir tokių dienų nebūtų, tai aš tada po 4:10 nuėjęs su 7000 žingsnių, tai visgi dar trūksta net iki to minimumo, tai reikės kažkur šiandien pasivaikščioti, ilgiau šuniuką pavedžioti ar dar kažkaip. Skausmai raumenų nepraėjo, bet ateityje liko tik tai, kaip šioj savaitėje liko tik tai 1 sporto diena ir po to maistas. Maistą tai nebuvau dar išėjęs į parduotuvę nuo tada, kai apsipirkau, turiu to maisto. Man, pavyzdžiui, suprantu, lašiša man yra skanu, jinai nėra pigu, bet kadangi pirkau per gerą akciją, tai net ir užsišaldžiau, nes lašiša yra ok. Tai o visų kitų maistų dar irgi turim, bet savaitgalį tai pasileisiu savo plaukus ir šeštadienį pasilepinsiu kažkuo tai skanaus, penktadienį kažkaip tai atkentėsim, sekmadienį vėl sugrįšim su naujom jėgom arba nejėgom. Tiesa, dar ką pamiršau paminėti, kad penktadienį užsirašiau kraujo tyrimam, kraują paims, tikrinsiu tik cholesterolį, dėl to norėsiu pasižiūrėti, kokie buvo rezultatai, kokie yra pradedant laikytis ir po to gal kas mėnesį, gal kas 2, o gal tik tai jau pačioj pabaigoje pasidarysiu dar kartą, nors man įdomiau būtų pasistebėti, kaip palaipsniui eina. Ir
palyginsiu tuos rezultatus. Bus įdomu pasižiūrėti, ar tai, ką mes darom, tarkim, ta dieta, dar kažkas tinkama kraujui, sveikatai, nežinau, cholesteroliui mažinti ir tada bus galima daryti bent kažkokias minimalias išvadas. Nu ką, vakarinis pasivaikščiojimas su šuniuku. Einu biškelį žingsnių surinkti, žodžiu, šiandien tokia diena buvo, kurios visai nenoriu pakartoti. Prieš išeinant pabandžiau montuoti video, ką šiandien sufilmavau. Man vienas video visiškai buvo be garso šiandien. Nu tai visiškai įsipaišo į tą šio ryto puokštę visų darbų. Nu žodžiu, kaip ir sakiau, koks buvo rytas, tokia buvo diena, nebuvo jinai ten kažkokia bloga, bet nu tokie smulkmenos, kurios erzinančiai veikia ir pastoviai, nu tokių buvo. Nu ir ką tu? Einam šuo tampusi, nieko nenori daryti, žodžiu. Ai, bet mes užbaigsim šitą dieną, ateis nauja. Gerai, tai šiandien turbūt net ir prieš einant miegot nenusifilmuosiu, bet nes jau, nu ne tą dieną, ne tą, čia reikia daryti bet ką, bet tik tai ne tą, ką suplanavau, tada viskas gal ir seksis. Tai ką, iki rytojaus, iki paskutinės mano šios savaitės sporto dienos. O tai yra gera žinia ir tai gal kažkiek po šios savaitės įsivažiuosiu į sportą. Ten bus jau šiek tiek lengviau, tada bus galima su mityba aiškintis ir panašiais dalykais. Tai ką, iki ryto.